Sveiki, su jumis ir vėl Giedrys. Ką baigėsi kelionės, užsiimam veiklom, darbais. Teisingai, gerai sakot, reikia veiklom ir darbais užsiimti. Tikslas yra tas, kad noriu pasiruošti žiemai. Va šitą visą garažiuką projektam, čia dar kažkam, gal motociklus kažkieno patvarkysiu, prisidurti pragyvenimai, ar šiaip kažką sugalvosiu. Tai tikslas yra pasikeisti duris, nes čia jos visos kiauros. Čia apsišildyti šitas lubas. Bet čia kitas gal bus video. Sienos kol kas nešildysiu. Katilinę dar vis boilerio neišnešiau, išnešim. Apsišildyti katilinę bent 5. Užsitinkuoti. Ir čia turėti šiltą vietą darbui. Labai šiltą net galiu pasakyti. Ten šiltesnė, o čia tokia vėsesnė vieta. Tai galvoju čia šitoj vietoj ir konstruoti kažkokius tai motocikliukus. Yra čia šiokių tokių norų, klientai nori, kad paremontuočiau motorolerius, motociklus. 4 kol kas neimu, gal teks imti. Bet kol kas neplanuoju, tai taip truputėlį susitvarkysiu. Tai dabar važiuosim, kaip tik nusipirksiu metalo, nes nedarysiu iš medžio, nes čia dariau iš medžio. Matot, kaip įsilenkė, buvo tiesus medis, dabar įsilankstė, įsikraipė, tai reiks perdaryti ir šitas duris. Tai pasidarysiu iš metalo. Imsi metalą 4x4. Aš jau pasiskaičiau, kiek man ko reiks. Tai 2 skydai. Dar likę nuo namo statybų plokštės. Tai tik tais nelikę šitos izoliacijos. Tai apšildinimo, tai sakiau, nusipirksiu. Kelis kvadračiukus, ten tuos kelis lapelius. Ir bandysim pasidaryti duris. Čia, manau, porą dienų užtruksiu ir pasigaminsim. O kas belieka. Įdomu pamatyti, ką pavyko nusipirkti man. Tai nusipirkau metalo. 1, 2, 3, 4 po 6 metrus. Nestoras, plonas. Parsivežiau. Taipogi boileriui perkelti pasivežiau. Plembus. Skauda. Šitą... Bet šitas gal per storas, nesupratau. Boileriui perkelti vamsduko. Ir dar putplasčių. Apšildysim durytes. 16 lapelių. Viso sumokėjau už 110 eurų. Pabandžiau pamandravot, papjaut kampus su keliais prietaisais. Tai pasimiau šitą didelę. Tai čia iš vis nesąmonė gaunasi nunešė. Taip neišlaikiau. Tada pabandžiau su šitu. Pasirodo, mano šitas kampas nesikeičia. Tiesiai tai labai metalą gerai nupjauna. Švariai. Bet kampu 45 laipsnių. Ne. Tai liko mano senasis gerasis draugas, bulgarkas. Tai juo pasižymiu. Vieną pusę, kitą. Iš vienos pusės įpjaunu, iš kitos, iš trečios, iš 4 pusių apipjaunu. Ir tada maždaug gaunasi, neidealus 95 laipsnių kampas, bet vis geriau negu su šita didžiulė bulgarkė. Su šita tai iš vis nuneša belekai. Na, kaip nors. Geriausia tai aišku, kaip aš turėjau, galimybę, kad nupjautų juostinių. Tai užsideda juostinių ir nupjauna, bet dabar tokios galimybės neturiu. Tai naudosimės šitų įrankių. Susipjaušiu metalą. Beveik 90, šitą 40, ne 90 laipsnių kampu. Ne, 45. Tai kem 5 laipsnių kampu. Tokios durytės. Dar galvojau, gal kažkokią įstrižai nedėti, ar kažkaip tai. Taip kažką. Bet pagalvojau, kad čia mažos šitos durytės. Čia
net nebūtina šito varianto. Tai va tokias tačia kampis. Reiks jį susivirinti man. Ir tada žiūrėti, kaip čia daryti, prie kokių vyrių, prie šitų pačių ar prie kitokių. Net neišsivaizduoju. Va, vieni varčiukai gimė. Liko nušlifuoti siūlės suvirinimo, blemba siūlės tai baisios. Bet nusišlifuos tai bus gerai. Pamiršau net kaip ir virint. Tai labai ilgai seniai nevirinęs. Tai. Bet nusišlifuos. Šlifuojam va su šitu daiktu. Taip. Nes čia vis tiek turės fanierą suktis. Gal nesusikraipė. Tai va čia šita dabar pusė bus durų. Vyriai seni kažkaip tai sukomplektuosim kažką tai. Ir vat turėtų atrodyti viena durų pusė taip. Kita irgi reikės kažkaip taip irgi susivirinti gal šiandien, tik apsišlifuoti, pasidėti. O jau kitai dienai, gal jaučiu rytoj, tai teks fanierą atsivežti. Ir nenoriu palikti tuščių visiškai vartų. Durų, kad nuimti ir nepabaigti, tai noriu šiandien viską gražiai susivirinti, susidėlioti, maždaug atsimatuoti, o rytoj nuo pačio ryto bandysime pabaigti duris. Šiandien ne nuo pačio ryto pradėjau, nuo 1 valandos, dabar jau beveik 4, dėl tos priežasties, kad iš ryto montavau vlogelį tą kelionės video, kažkaip, kai daug prifilmuoju, daug ir montuoti reikia, tai net 3 valandas užtrukau. Tikiuosi uždėsit laiką ant to video, jei dar neuždėjote, tai nueinat uždėdat, nes labai daug vargau. O šičia nusipirkęs metalo, taip ir gausi, kad 1 valanda atėjo dienos, tai sakau, kiek čia 1, dar pavalgiau, tai porą valandėlių. Tai tai 3 valandėlių čia užtruksiu, 3 kažkur valandas, 4 grubiai su pasiruošimu. Ir rytoj kažkas apie dieną, tai grubiai, taip tariant, tai kokia 1 diena darbo, tokia 8-9 valandos darbo ir bus, manau, jeigu nieko nepritruksiu, garažo varteliai pabaigti. Tai va. Kaip? Ne, čia tokio tarpo nebus, nepergyvenkit, nebijokit. Suvesim šitos tarpus, o kad jie ir bus šitie tarpai, tai vis tiek dėsis va tokia plokštė. Tai čia tie tarpai cinzelin, bet karkasą tai jau padariau, prašlifau. Aišku, ne ant tokių lygių grindų čia viską daryt, nes truputėlį plokštuma nesusigaudo, bet kaip sakau, kaip iš rankos padariau, tai tikrai tokio vaizdelio nesitikėjau gero. Va. Bus ledas. Tai va, kablius reikės padaryti. Šitos durys įsivarys. Tai prasme, va šitos durys įsivarys į vidų. Ir užsikabins arba varžtai susisuks, arba kabliai susimes, nežinau kuo. Jie, ta prasme, neturės spynos šitos durys. Kaip ir minėjau, turės spyną tik va šitus. Tai va, dėl to, kad ne dėl saugumo, čia gal kažkiek ir saugiau, bet žiemą užšąla pakabinama spyna ir kartais net ir įleidžiama spyna iššąla. Va. Tai dėl tos priežasties, kad neiššaltų, nes šita tai pastoviai užšaldavo ir užšaldavo spyną. Tai priliejant jos, tai netiterai, netrakinė, tai dabar nebus iš vis spynos. O šičia, jeigu viskas gerai, tai biškai kitokią spyną dėsiu. Tokia kalinių darbo, tokia kaip su raktu įleidžiama. Tai va, šiandien tiek. Galvau dar nudažyti, bet kad jau tingi, apsitvarkysiu, susirinksiu viską, įsišluosiu. Įvarysim transporto priemonę, nes vanai stovi čia. Rytis gerai sakė, nėra daikto, nėra problemos.
Tai va, tai dabar ją įvaryk, išvaryk tą. Įvaryk, išvaryk. Ir dar toksai dalykas, baigėsi dujos. Mano dujos baigėsi. Jau vos likę. Reiks varyt kažkur papildyti. Net nežinau, ar šitą balioną kažkur pildo ar ne. Kaune buvau radęs papildymą. Tai reikės skambyti ir klausti, ar galės papildyti, ar negalės papildyti šitą balioną. Tai va. Leksim į Kauną. Nes be dujų tai čia nepavirinsi. Tai aišku, čia jau dabar ir mažai liko ką virint. Tai tik tais vyrius čia vat privirint. Ir kablius privirint. O daugiau tai čia kaip ir nėra ką virint. Bet ateityje tai vis tiek reikės kažką dar. Va šitas duris dar yra projektų ir taip su pavirinimu. Tai reiks ar taip pasipildyti. Tai va, kol kas tiek. O mes susimatysim rytoj po kelių sekundžių. Labas rytas. Iš antros dienos, tikiuosi paskutinės. Bet jei ne, tai dar susitiksim ir kitą kartą. Ką aš šiandien darau. Ta antra diena tai garažo durų. Ar kaip čia, ar vartų. Gal greičiau durų gamyba. Tai vat nusikėlėm duris. Sunkios, labai sunkios. Mano bus perpus lengvesnės. Ir vadaromės karkasiuką. Vis dėlto per naktį pagalvojau, kad susidarysiu karkasą, susivirinsiu lankstus, viską, apsišveisiu ir vis dėlto tą metalą nudažysiu. Galvojau nedažyti, bet pasižiūrėjau, turiu juodų dažų. Tai kodėlgi nenudažius. Dabar ką, atsivežiau va tokios va plokštės. Iš ano pastato turiu 3 lapus. Tik kad žiūriu, spalva visų 3 skirtinga. Ar ten iš bloko, ar kažkas pasidarė. Na ir USB plokštės. Taigi taip pat buvo likę nuo namo statybos. Tai va atsivežiau iš to pastatėlio. Tai va šitos visų 3 skirtingi atspalviai. Nežinau, kaip čia taip gavosi. Bet gavosi. Tai kaip nors. Gal nereiks perdažyti, o jei reiks perdažyti, tai ką perdažysim, o ką padarysim. Nes tikrai nepirksiu, nes turiu, tai reikia sunaudoti. Tai va šičia tokis va variants. Manau, kad bus gerai. Nors jinai nuo spalvos irgi pasikeičiu. Reikia šitas padaryti duris kaip reikalas, čia perdarysiu, šias man jos nepatinka. Ir dar čia vat varva, bėga. Tai reiks va šitus kasiakus visus išlaižyti. Bet sakau, pirmiausiais dėmesys tai yra skiriama šito mano durelėm. Nes jau šildymo sezonas prasideda. Tai noriu, kad šiek tiek bent būtų kažkokios minimaliai, kaip čia šalčių nepraleidžios durys. Tai va. O po to, kai čia jau bus šilčiau, kad ir blogesni orai, įsivarius jau čia galima kažką padirbėti. Tai va reikia sąrašiuką šitą pirmiausiai supildyti, va, kur esu pasidaręs. Tai yra durys, elektra, apšvietimas, apšildinimas, boilerį į rūsį. Tai čia gal šitas turėtų būti aukštesnėje vietoje po elektros. Tai va aptinkuoti katilinę ir motokeltuvas. Tai va. Šitie variantai būtent tai va čia durų mano brėžinukas. Aš pasirašau viską ant lapo, ant sienos, kad galėčiau, vat, kiekvieną kartą ateinu ir tas nepadarytas ir kažkaip taip man yra lengviau ir paprasčiau, kaip čia, siekti savo tikslų, nes jeigu pagalvojau, kad reikia duris padaryti. Reikia. Ir, prasme, 2 metai praėjo ir tos durys nesidaro. O kai pasirašai ir jau turi šiokį tokį planelį, tada jau, reikia tą padaryti. Ir va taip va. Po truputį. Aš galvojau, kad šitos durys dar jos įmanoma jas apdažyti ir čia atpjauti viską. Bet kad jos visos ten irgi viršui jau sudulyja iš trupėjai. Tai labai gerai, kad aš jas nusprendžiau perdaryti, nes kitą atveju, tai čia sakau, ir labai sunkios. Šiaip aš jau neišmesiu šitų durų. Lentas gal kad atsiimsim, lentos geros. Mačiau, kad kažkur galima panaudoti. Tai lentas kažkur tai panaudosiu, atpjausiu, išsiardysiu ir pasidėsiu. Nes čia pas mane projektų tai yra labai daug. Tai netgi ir stalas labai geras išeina. Nusidažiai, apsišveitei, tamsus stalas. O ko ne? Lauko baldas. O ko ne? Visai nieko, visai tinka. Dirbam.
Va, pirmos durys paruoštos virinimui, bet nevirinsim. Atpjausim čia, bet dabar nepjaunam, nes reikia įsimti ir šitas duris. Ir susižiūrėti, kad būtų sueitų karkasai vienas su kitu. Tai va, labai aiškiai matosi, kad siena šita va kreiva. Tai va, šitas viršus taipogi kreivas, nes šičia tai grinai tiesiai. Tai tos durytės, tie vartai dar truputėlį apie centimetrą su pusė žemesni, nes, nėjo padaryti kitaip. Tai darom pagal angą duris, ne tokias, kokias priklausytų, pavyzdžiui, idealiai. Nes, pastatai seniai statyti, tai tikrai kreivoka. Tai va, čia taipogi naudojau irgi praeitų, tu prasme, vyrius. Norėjau čia išimti, sunaikinti juos, bet pagalvojau, nuvariau į pardę, pasižiūrėjau, kokios kainos tų vyrių. Labai dėrės ir šičia. Čia dar be to užsidės, vat, jei neklystu, vaikį šitai vietai tokia plokštė. Tai čia šito vyrio tik tiek matysis, o irgi tokius pastatus jisai išliks senas. Dar va šičia bandysiu apšvietimą nuleisti ant tokių strypų. Tai manau, kad bus labai stiliova ir gražu. Tai va, bandysim šitą pastatėlį tokybiškai jaukesnį padaryti, nes vis tiek namo erdvė norisi, kad šiek tiek būtų maloniau akiai. Ir aišku, būtų labai tvarkinga ir laikytų. Suvirinimo siūlės tai baisios, bet išmoksiu gal dar virinti kada nors gyvenime. Mano pusbrolis labai gražiai virina, tai jis man kaušą virino. Tai, aišku, jis ir profesionalas, ne taip kaip aš tai. Bet jau taip gražiai virina, kad super. O aš tai ką, aš apsnarglioju ir tiek. Va, prasidėjo biški tokį truputėlį nesklandumai, čia neišeina tip-top. Gal iš toliau matysis geriau. Matot, labai sakau, kreivai eina ir neina ir tų durų pagauti. Tai bandau tokį, kaip sakau, dar gal tą kilstelsim, bet kad nėra kur kilstelt, nes va šita, matot, labai pilvą pasidarius. Tai nebent reiks jaučiu atpjaut ir truputėlį kilstelt, nes, labai nefainai susitvarkys, jeigu aš taip paliksiu bilę kaip. Va šitie labai gerai pasinaudoja, nes prispaudžiau, dar negaliu virint, bet prispaudžiau ir jie puikiausiai išlaiko mano va šitą visą konstrukciją. Tik tai sakau, gerai, kad abi dvi duris, abi dvi vartus pasidariau pusės, nes jeigu vieną, tai matot, koksai bardakas gaunasi. Šiaip tai aš jo nematysiu šito karkaso. Ar taip. Tai, bet, kaip sakot, pačiam yra maloniau, kaip tu žinai, kad yra gerai padaryta. Tai aš manau, kad reikės tą truputėlį atpjaut. Labai nedaug. Va šitą. Va, čia kokie, 2 cm atpjausiu. Ir tada aš jį pasilinksiu į va šitą pusę. Ir tada bus idealiai susivaikščios. Tada šitas pasileis į tą pusę. Ten dar yra aukščio. Tai manau bus viskas korekt. Ir va šitas burbuliukas atsistos idealiai. O va iš šitos pusės, tai žiūrėkit, ar taip čia viskas nesimato. Bet aš vis tiek noriu padaryti taip, kaip aš įsivaizduoju ir kaip aš matau viziją. Tai atpjausim tą, pabandysim tą ir, žodžiu, nelabai aš supratau, ką aš aiškinu čia savo pačiam, tai jūs tuo labiau nesupratot, ką aš čia norėjau pasakyti, bet, taip sakau, aš nelabai ir suprantu, ką aš čia darau, bet va taip imi, darai. Žinokit, kartais gaunasi, šiaip daugumą kartų gaunasi, mažiau kartų, kad nesigauna, bet reikia svarbiausia daryti. Ką?
Man tipsas, jum tipsas, jeigu skylė. Ta prasme, duris reikia daryti pagal skylę, o ne pagal matmenis. Kad ir kaip norėtumėm padaryti, kad būtų viskas lygiai, tačiau pastatai nėra lygų, skylės nėra lygios ir gaunasi va štai tokia fignia. Bet čia, kai sakau, viskas apsidės medžiu ir nieko čia nesimatys, nei šito karkaso, nei čia kažko. Tai viskas čia super. Varom, dirbam toliau. Čia va jau prisisegiau, varteliai šitą darinėjasi. Tai va reikės tik tais užkabinimus pasidaryti, persivirinti stipriau visą šitą reikalą, nusimti šitas duris, nusidažyti. Tai va, žingsniukas po žingsniuką varom į priekį. Kadangi neturiu jokių įmantrių staklių, o reikia 14 cm nupjauti, tai va susidėjau kaip čia gulščiuką vadinamą. Ir dabar ką paimsim, va taip va ir pjausim. Tai va, ir gražiai turėtų nusipjauti. Tai rodo susifeilinau, bet nieko nepadarysim. Žiūrėkit, norint pjauti va šitą plokštę, tai reikia pjauti ją iš blogosios pusės, va taip. Va. Tai kai taip jauni iš blogosios pusės, neapsidaužo geroji pusė. Va, matot? Jeigu tą apipjoju iš gerosios pusės, pasižymėjau. Tai va, žiūrėkit, kaip nudaužė pjūklas šitus. Tai pjaunant va šitaip nenudaužo. Aš galvojau, kažkaip čia taip aną pusę nudaužė, anų durų, kur dariau, nenudaužė. Ir taip nesuprantu, kuria čia pusė pjauti. Dabar vat tipsas man net užsiklijau izoliaciją, bet vis tiek paima ir nudaužo. Tai reikia, jei nori pjauti, kad gražioji pusė būti graži, tai va iš šitos pusės reikia pjauti. Tai va. Ką, jau vaizdas ryškėja. Na va, vaizdelis jau yra, ne? Gal dar truputėlį reiks nukelt, nes per aukštas. Na, palikau čia per daug. O va, prisukau, išlyginu. Aš žinau, viskas tvarkoj. Čia toks užraktas. Tokį pasirinkau, nes iš atliekų gaminta viskas. Na va, gražiau, ne? Čia paprasčiausiai šitą plokštę prisuku va medvaržčiais, paprastais gipsiniais. O kaip ir čia, kas 10 cm prisuksiu ir bus išorė baigta. Čia nudažysim vyrius juodai, o vidų reikės šildyti putą. Tai dabar kol kas taip va, apsidažom virintas vietas. Ir va, kabliai va tokie. Dar čia gal net reiktų labiau prispausti. Gal karinė, viskas čia tvarko. Tai va, o jau USB plokštę reikės pjauti pagal skylę, kad neliktų va štai tokių tarpukų, nes matot lieka. Tai va. Apsišildys, prisispaus prie pat visur, va, kraščiukai, ir bus ledas. Va. Dirbam, hebra. Kadangi Giedrys taupė, tai vat, pirko tik tokius vat varžtus, tai ką jisai daro, susimatuojam, kas 20 cm maždaug, tikšt. Nu, tarp varžtų, kad simetriškiau būtų. Ir 5 cm, šitą 6 cm su pusė, nu, šito kraščiuko. Nu, kad maždaug linija gražiai gautųsi varžtų, nebilia kaip įsimėtytų. Tada ką jis padaro? Vat, išgrėžia skylę.
Tai va, nes nenusipirko savisriegių medvaršių, su šitais labai sunku išsriegti. Tada įsideda į kompakt suktuką. Va. Ir gražiai. Va. O, persistengiau. Šiaip nereikia taip stipriai sukti, va kaip čia. Ir matosi, va. Užtenka va kaip šitaip, kad nekiptų. Po to nupirksim ir uždėsim tokias kepurytės. Dabar net nežinau, jų neturiu tų kepuryčių. Tai va. Ir va taip gražiai viską. Čia. Ir aišku pusė. Tai va. Čia šita plokštė pirkta brokuota. Jinai subraižyta buvo, ganėtinai pigiai pirkau. Ir va yra tokių va niuansų. Tai nežinau, čia kažką. Kokius numerius uždėsim, kad nebūtų, nes va ir čia buvo brokuota. Reiks kažkokią naklейką uždėti. Darbo laiką. Tai va, maždaug taip. O blemba buvo muzika įjungta radiją, kad nebūtų copyrighto teisių. Nes užnisu su tom copyrighto teisėm. Supratau. Reiks įsijungti radiją, nes mėgstu dirbdamas klausyti radiją, bet kaip imu filmuoti, pamirštu ją išjungti radiją. Arba kai išjungiu radiją, filmuoju, tada neįsijungiu radijos. Tai va, tokie niuansai. Gerai, šilta. Baigėm. Va taip atrodys durys. Bent išorė. Vidus dar nebaigtas. Štai vyksta apšildinimo darbai. Apšildėm. Apiputeliojom visur. Dėjom 2 po 2, tai 4 gavosi. Ir uždėsim USB plokštę. Blemba, pavargau. Nenorėjau pasilikti. Tai vat viską pabaigiau. Čia varžtas kol kas. Va, šitas padariau duris. Va, po tą apšildžiu. Viskas. Tik nenupjoviau dar šitos, bet gal dar nepjausiu, nežinau, pasižiūrėsiu. Va, palauksiu žiemos, va, viskas prisiglaudžia, prisidaro. Nes galvojau, norėjau pasilikti rydienai šitą, nedengt plokštės. Čia aišku nuslydau su kantu. Kodėl nuslydau, nes įsirietė plokštė ir palendo šitas kryžiukas. Bet kai su tokiais vat prietaisais dirbi, va, ką turi iš rankos pjauti, jokių staklių, jokių nieko, tai galiu pasakyti, kad vertinu savo darbą puikiai. Tai va. Prisispaudžia, tarpukai minimalūs. Tai va, beliks tik nudažyti ir susirinkti šiukšlės. Pavargta neblogai. Faktiškai 2 darbo dienos. Bet jau vaizdas pagerėjo. Šitos trobos, nu kur jau čia buvo, tai eina savo. Tai tiesa, čia ką aš darau, tai čia aš darau. Neliepiu visiems taip daryti. Yra tų technologijų pilna įvairių. Tai mano šiuo atveju šita technologija buvo pasirinkta ir aš taip padariau. Ir aš va taip padariau. Kiti, kurie kažkaip kitaip darosi, jokių problemų darykitės, aš tai niekam netrukdau. Mano turinys, nesupraskit, kad jisai yra, kad, prasme, kaip Giedrys daro, taip ir jūs turi daryti. Aš tiesiog savo rašau dienoraštį ir nenoriu, kad būtų kažkokių nesusipratimų ar kažkokių, kad va, aš taip pasakiau. Man taip yra gerai, man taip yra liuks. Ir tiek. Tai jeigu patiko šitas video, parašyk komentaruose. Bus daugiau tokių video, nes bandysiu dar ir šildintis ir dar visokių veiklų daryti. Tai jei patinka va tokie sodybos rekonstrukcijos darbai, tai uždėk laiką, pakomentuok, kad patinka. Tai ateityje padarysiu daugiau tokių darbų, nes kaip ir minėjau, dabar užsiimsiu sodybos tokiais kaip ir remontėliais, kaip ir, kaip čia pasakius, atstatymo darbukais, nes daug darbų, daug projektų, viskas apkuista, tai va, po truputį, po mažiuką, trupiniuką ir susitvarkau. Tai va, susimatom
kituose vlogeliuose. Su tavim buvo Giedrys. Nepamiršk būtinai laiko. Jeigu patinka kanalas ir nori, kad būtų jis tobulesnis, didesnė plėtra, tai prisidėk prie Contribui. Ačiū tie, kurie prisideda prie Contribui. Ačiū tie, kurie prisideda ne tik per Contribui, bet per kitas platformas. Ir kaip visą laiką su tavim buvo Giedrys ir susimatom kitus video.